vaikų linijos patarėjų komandos narė Rusnė ir šalia mane sėdi kolegė Ūla. Šiandien pas mus svečiuose Gabija Laubner-Sakalauskienė, klinikinės toksikologijos gydytoja, ūminio apsinuodijimų ir toksikologijos reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių vedėja. Kitaip tariant, Gabija dirba ligoninėje su ypač rimtais toksikologijos atvejais. Labadiena, merginas. Ūla, Rusnė. Jūsų patirtis šioje srityje yra didelė. Tai norėčiau paklausti, ar dažnai susidurite su jaunimu, kurie yra apsinuodiję ar vartoja svaigalus ir taip pat kokie tie apsinuodijimai ir svaigalai tarp jaunimo yra dažniausi. Tai aš gal jums norėčiau peradresuoti klausimą, kaip jums atrodo, ką jūsų bendraamžiai žino ir ar yra pagundos, ar yra smalsumas kažkokias psichoaktyvias medžiagas pavartot. Tarp mano bendraamžių yra labai paplitusios elektroninės cigaretės, taip pat paprastas cigaretės, narkotinės medžiagos, taip pat dar žolė. Kokios? Žolė arba kanapės šiaip yra pačios populiariausios, taip tikrai visam pasaulyje tai yra viena populiariausių medžiagų ir vien Europoje, jeigu visus imti žmonės nuo 15 iki 64 maždaug amžiaus grupėje, tai apie 70 milijonų žmonių vartoja. Tai labai daug. Taip pat dabar paskutiniu metu išpopuliarėjo iš Skandinavijos šalių paimtas pavyzdys, tai yra kaip po lūpą dedasi, pavadinimu snusai, jeigu taisyklingai lietuviškai. Tai netgi mokykloje labai, populiaru tai. Tai čia kiek metų turi būti žmogui, kad jis jau pradėtų vartoti? Žinokit, šiais laikais dažnai anksčiau pradeda. 13, 14? Tokias stipresnės, tai nuo 16, 17 maždaug. Bet turbūt ir jūs žinot atvejus, kur 13-14 metų pradeda vartoti. Pas mus irgi yra tokių asmenų, kai jau suaugę jie papasakoja, kad ant 13-14 pradėjo kažką vartoti, o apie alkoholį tai tikrai galima sužinoti, kad ir 9 metų jie pradėjo vartoti. Kaip manot, kodėl toks potraukis yra? Kas buvo tas kertinis taškas, kada tiesiog taip išpopuliarėjo visos tos medžiagos? Apskritai, jeigu taip pat kalbėt, kodėl apskritai žmonės vartoja psichoaktyvias medžiagas, tai yra keletą priežasčių, bet jaunimo tarpe, jeigu imti tą grupę jaunų žmonių, tai pačios populiariausios priežastys yra tiesiog smalsumas ir nebijojimas rizikuoti. Nes jaunas žmogus dar neturi savo apskritai mintyse, kad jis gyvens neamžinai, kad jo kažkokie tai poelgiai turės, tarkim, negrįžtamas pasekmes ir to dalyko jie neturi žmonės iki 21 metų, nes jų smegenys vystosi. Ir būtent už šitus sprendimo tą atsakomybę lemia mūsų ta tokia prefrontalinė arba priekaktinė sritis. Jeigu jinai yra neišsivyščiusi, tai žmogus nesupranta, kad tam tikra žala kažkokia kūnui gali turėti pasekmes. Tai kaip ir galima irgi suprasti, kodėl tas jaunimas arba vaikai nesupranta, bet tai nereiškia, nepateisina, tiesiog tai paaiškina situaciją, kad jie nesupranta. Bet tai nesupranta dėl to, kad tiesiog smegenys yra nebrandžios. Tai o jau vyresni asmenys vartot medžiagas vartoja dėl to, kad būtų gerai arba geriau. Tai reiškia, kad tam tikros medžiagos duoda tam tikrą poveikį, stimuliuojančios duoda galios tokį pojūtį, daug adrenalino, daug malonumo, slopinančios medžiagos atvirkščiai duoda nusiraminti, ypatingai jeigu žmogus turi kažkokią tai baimės, nerimą, tai haliucinacijas sukeliančios medžiagos irgi turi savo nišą, tai yra tie žmonės, kurie nori pajusti kažkokių tai pojūčių, kurių iš tiesų nėra, vaizdų pamatyti arba garsų, kurių nėra. O jūs minėjot, kad yra kažkokios pasekmės, kurių vaikai nesupranta ir jaunimas, tai galbūt galėtumėte tiksliai vardinti jiems maždaug, nes manau, kad didžioji dalis, kaip ir jūs sakėt, kad net nesupranta, kad jie kenkia savo ir kad tai gali turėti įtakos ateityje. Tai atskiros medžiagos, jos gali turėti įtakos tiek širdies, kraujagyslių sistemai, širdžiai, smegenims, inkstam, kepenim. Bet turbūt labiausiai norėčiau susikoncentruoti į tai,
kad tai yra priklausomybę sukeliančios medžiagos. Ir gal tas, sunku taip pat įsivaizduoti, kas yra ta priklausomybė, ne? Bet taip pat trumpai gal pasakysiu, tarkim, mes, kaip, augam, vystomės, esam paaugliai dabar arba vėliau, tai mūsų smegenys veikia taip, kad mes kažkokią veiklą užsiimam, tarkim, muzika, sportas, arba kažkokia tokia, kur mums, tarkim, tiesiog kasdienė veikla, ne? Ir jeigu jinai mums labai labai patinka, jeigu mes jaučiame malonumą, mūsų smegenis gauna tą dopaminą, malonumo hormoną ir ten pradeda tokie ratukai suktis. Angliškai yra reward system arba atpildo sistema. Ir tie ratukai mums pasako taip, čia žiauriai faina, pakartokim. Ne? Kažkas nori žaisti krepšinį, kažkas nori eiti į baletą, kažkas nori groti būgnais ir sako, čia yra labai labai smagu, aš noriu dar. Ne? Tuo metu, kai vartojamos yra psichoaktyvios medžiagos, tai jos tą dopaminą arba malonumą sukelia nepalyginamai didesniais kiekiais. Ne? Tarkim, jeigu muzika ar sportas ten, tarkim, truputėlį, tai čia gali būti 10 ir 20 ir 30 kartų daugiau. O tada smegenys sako, čia yra labai 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 smagu, pakartokim dar. Ne? Ir tas pakartokim dar sukelia labai didelį malonumą. Tuo metu, kai dopaminas nukrenta, tas malonumas nukrenta, veiklos nebėra, tai reiškia psichoaktyvios medžiagos nebėra, pradedamas jausti skausmas smegenyse. Nebūtinai fizinis, jis gali būti tiesiog, noriu dar, man negerai, aš noriu dar. Čia lygiai taip pat, kai paėmam mobilų telefoną, ten skrolinam, padedam. Tai pastebėkit, po kiek laiko vėl paimsit telefoną, nes smegenys sako, reikia dar. Ir psichoaktyvios medžiagos, jos yra labai stipriai tą priklausomybę sukeliančios, dėl to patapti tokiu, kuris paskui norės ir paskui gal stipresnės medžiagos, daugiau, tolerancija vystysis ir aišku, tai yra žala ir sveikatai, ir visuomeniai, tai reiškia, kad blogėja santykiai su tėvais, su artimaisiais, daro žmogus viską, kad gauti tos medžiagos, tai reiškia, neina į darbą, kažkokius tai dalykus pradeda daryti, jeigu neturi pinigų, vogti, skolintis, apgaudinėti, meluoti ir panašiai tam, kad gauti tą malonumą, kur smegenys sako, duok dar, čia reikia kartot. Jūs ką tik papasakojot, kad kodėl išsivysto ta priklausomybė ir kaip, bet kaip jos atsikratyti, nes, manau, didžioji dalis net suvokia, kad jie yra priklausomi nuo kažko, to pačio skrolinimo ar ten psichotropinių medžiagų, bet kaip atsikratyti, kad pamažu kokius žingsnius daryti? Pirmiausia, tai reikia pripažinti, kad taip, aš tapau priklausomas nuo kažko. Ir geriausiu atveju, aišku, tai reikia keisti kitomis veiklomis, kurios taip pat tą malonumą duoda, tik tai jos yra natūralios. Tai mano minėtas ir sportas, muzika, santykiai, veikla kažkokia, tai maistas. Tai čia toksai, tas trumpasis laikotarpis. Aišku, ta prasme, kai kuriems prireikia ir labai ilgo laiko ir psichoterapijos, ir psichologinių dalykų, tai yra aiškinti su žmonėm, kodėl jie nenori būti toj realybėje, kurioje jie yra, kodėl jiems būti kažkokioj būsenoj, kurią sukelia psichoaktyvi medžiaga, yra geriau negu būti čia. Kai kuriems prireikia reabilitacijos. Ir dar įdomus yra dalykas, kad smegenys turi atminti. Ir kiekvieną kartą žmogus patekęs vėl į tą pačią aplinką, jo smegenys atsimins, kad čia buvo faina. Tai tiesiog, aišku, pirma, tai yra priklausomybė pripažinti, o tada jau kaip pripažįstama, tai yra tikrai aplink rankų, kurios padės. O koks buvo blogiausias atvejas, su kuriuo susidūrėt, kur privedė priklausomybės? Tokie gal labai liūdni atvejai, tai yra, kai labai jauni žmonės pradeda vartoti kanapes. Ir tą, ką jūs ir pasakojate, žolė ir panašiai, kadangi Europoje 90% kanapių yra nenatūralios, labai su dideliu psichoaktyvios medžiagos tetrahidrokanabinolio kiekiu, tai būtent tetrahidrokanabinolis jisai sukelia negrįžtamus pakitimus galvos smegenyse tų žmonių, kuriuos šnekėjome, kurie bręsta smegenis. Ir kas įvyksta? Blogėja atmintis, intelekto koeficientas, bet dar blogiausias yra dalykas tai, kad tai sukelia psichinės ligas. Ypatingai jeigu žmogus, tas jaunas žmogus turėjo genetiškai kažkokią jau predispoziciją, kad galėjo sirgti, tai jam tada išprovokuoja tą kažkokią ar šizofreniją, ar kažkokį tai efektą psichinį, kuris jam paskui visą gyvenimą liks.
Ir va tada patenka žmonės, kuriem yra 20 keli metai, jų paklausė, ne, kas buvo, jis sako, aš 13-14 metų pradėjau kanapę vartoti, nebūtinai kasdieną, netgi tikrai nebūtinai kasdieną. Jeigu tai turėjo pažaidą smegenyse, tai gali būti, kad tie dalykai yra nebegrįžtami. Ir tada tėveliai tokių asmenų, žinot, sėdi, verkia ir sako, ką daryti. Labai sunku kartais pasakyti, kad tikrai labai sunku kažką ir padaryti, nes smegenys bebręsdamos jos pasikeitė ir jau dabar jau to nebepakeisim. Kas yra tose elektroninėse cigaretėse ir ar jos iš tikrųjų yra kenksmingos, nes yra toksai kaip ir mitas tarp jaunimo, bent jau aš su tuo susidūrus, kad, taigi čia nekenksminga, čiagi tiesiog yra, kaip ir dūmas, kuris neturi nieko blogo. Šiaip geras klausimas, iš tiesų labai daug mitų yra ir elektroninė cigaretė pati sukurta buvo palengvinti mesti, padėti mesti, rūkyti tradicinės cigaretės žmonėms. Jie yra jau, daugiau negu 60 metų pačia elektroninė cigaretė, iš tikrųjų išrasta pakankamai senai. Bet ką norėčiau pabrėžti, kad elektroninė cigaretė pati yra tik tai prietaisas, tai yra nešiklis. Ne? Tarsi į ją galima pilti ką nori žmogus gali pilti. Ne? Tai yra kaip švirkštas. Galima pripildyti švirkštą vaistų, galima pripildyti vitamino, galima pripildyti nuodą. Tu, kuom bus užpildyta elektroninė cigaretė, tą bus galima garinti, ne? Tą žmogus garina. Tai patys, aišku, tokie populiariausi turbūt pildikliai, ne? Arba užpildai elektroninių cigarečių, tai yra tie, kurie turi nikotino ir turi įvairių riebalų, kurių irgi poveikis sveikatai labai labai ginčytinas, ar tai yra gerai, ta prasme, tai net nieks nesiginčia, kad tai yra blogai. Jeigu kalbėti apie jaunimo tarpą, tai tikrai elektroninės cigaretės jauni žmonės pildo dažniausiai psichoaktyviomis medžiagomis ir elektroninė cigaretė tuomet gali būti pagrindiniai pasirinkimai, tai yra sintetiniai kanabinoidai arba sintetiniai katinonai. Sintetiniai kanabinoidai tai yra, jeigu mes kalbėjom prieš tai truputėlį apie žolę ir apie tetrahidrokanabinolį, tai sintetiniai katinonai imituoja kanapę, bet yra labai 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 stiprus. Tai ir pasiekmes yra irgi ir pradedant smegenin, baigiam širdžiai ir visiems kitiems organams ir aišku lygiai taip pat priklausomybę sukelia. Sugarinimo apskritai elektroninių cigarečių yra tai, kad poveikis įvyksta labai labai greitai. Tiesiog įtraukiamas dūmas iš karto ir praktiškai per kelias sekundės pasiekia smegenis ir įsivaizduojate iš karto tas pliūpsnis dopamino, apie kurį irgi kalbėjom, malonumo, to jausmo, daug malonumo išsiskiria. Tai žmogus, kuris elektroninę cigaretę garina arba veipina, jisai pats gali kontroliuoti išsiskirimus dopamino, kas dar labiau jam sukelia priklausomybę. Kaip tėvams atpažinti, kad jų vaikas vartoja narkotikus? Jeigu tėvai ir vaikai turi gerą ryšį, nepastebėti neįmanoma. Jeigu yra tikrai, ta prasme, toksai ryšys, kur vienas kitu pasitiki, tiki, pasakoja daug, dalinasi ir panašiai. Tarsi, kai kurie dalykai, tokie, kurie būdingi psichoaktyvių medžiagų vartojimui, jie panašus yra į paauglystę. Ta prasme, kad draugų kaita, ten kažkokių tai interesų pasikeitimai, kažkur norėjimas išeiti ir panašiai, slėpimas tam tikrų dalykų. Bet čia jau turėtų būti tom vaiko ir tėvų ryšys. Kitas dalykas, praleisti daugiau laiko, žinoti, ką veikia. Ir jeigu ypatingai pasikeitė, tarkim, draugų ratas, taip staigiai atkreipti dėmesį, jeigu ta veikla, kuri buvo prieš tai įdomi tam vaikui, ir domino, ir jinai visiškai pasidarė nebeįdomi, irgi atkreipti dėmesį. Jeigu duodi pinigų ir jie visą laiką dingsta, tai irgi reikėtų atkreipti dėmesį. Jeigu mokėsi gerai, dabar mokosi blogai. Jeigu miega dieną, o naktį nemiega, nes yra pasikeitęs ritmas. Tai jeigu tiesiog nevalgo arba atvirkščiai labai padidėjęs apetitas. Tai tokių dalykų, kurie, sakau, gal ir būdingi kai kada ir pereinamajam laikotarpiui, bet jeigu jis užtrunka, tai reikėtų atkreipti dėmesį. O gal turit kažkokį patarimą ar palinkėjimą jaunuoliui, kuris žiūri dabar mus, kaip mes kalbamės ir jau suvokia, kad galėtų būti priklausomas? Niekada nevėlu yra nustoti. Tikrai, ta prasme, netgi, kur jau, tarkim, aplinkiniams atrodo, kad čia nebeįmanoma, nieko padaryti, jau čia net stengtis nebeįmanoma, tai viskas yra įmanoma, kol žmogus nenumirė. Tai
tikrai stengtis, sąmoningai suprasti, kad yra problema ir ją gydyti, kreiptis. Nebūtinai į medikus, galima kreiptis tiesiog į mamą, tėtį ir sakyti, aš noriu pagalbos, tai tikrai suras turbūt, kas gali padėti. Ačiū labai, kad šiandien atėjot. Ačiū Jums.